Labas. Ar nešiesi savyje jausmą, kad gyveni ne savo gyvenimą? Jausmą, kad kiti gyvena, o tu ne. Ar nešiesi savyje jausmą, kad gyvenimas eina pro šalį, o tu lieki šone, užnugaryje? Kad kažkas vyksta, bet tu tarytum ne visa ten, tarytum nedalyvauji savo pačios gyvenime. Greičiausiai tai yra todėl, kad gyveni iš tiesų ne savo gyvenimą, nes gyveni ir darai, užsiimi tuo, ko iš tavęs tikisi tavo šeima, visuomenė, darbo kolektyvas. Ir visi mes tai patyrėm. Ir aš tame tarpe. Ir šiame video norėčiau pasidalinti mano pačios patirtimi, mano pačios gyvenimo vingiais, kuriuos teko praeiti ir kuriems dabar nelengva kelią praėjus. Jaučiu tik tai dėkingumą, išmoktas pamokas, įgautą išmintį ir didžiulę atjautą sau pačiai. Gera man apie šios dalykus dalintis dabar, kai kelias praeitas, tačiau kapstantis, kapanojantis, kopiant ar leidžiantis į dugną, tikrai nebuvo smagu, lengva ar paprasta. Ir būtent todėl, atliepdama galbūt tavo dabartiniai patirčiai, noriu pasidalinti su tavimi, tikėdama, kad išgirsi mano pasakojime bent kažką, kas tau atlieps ir bus impulso judėti pirmyn, padaryti pokytį, priimti kitokį sprendimą, kuris ateina iš tavo gilaus vidaus, kuris yra autentiškai tavo, kuris yra tau tinkamas. Taigi, sugrįšiu į savo paauglystę ar ankstyvos jaunystės metus, kai buvau bebaigianti vidurinę mokyklą. Ir tuo metu mano širdis troško studijuoti psichologijos mokslą. Ir buvau įstojusi į psichologijos programą Vilniaus universitete pirmuoju numeriu, netgi be kažkokių papildomų stojamųjų egzaminų. Tačiau šią savo laimės paukštę paleidau iš rankos, nes mano artimieji, linkėdami tik tai paties geriausio man, sakė: vaikeli, ką tu su psichologija veiksi, iš ko tu duoną valgysi. Ir tuo metu ant bangos buvo dvi specialybės
teisę ir ekonomiką, į kurią stojo visi gabūs, gabiausi tų metų mokiniai. Tai buvo siekiamybė, visuomenėje susiformavęs idealas. Ir mano tėvai pastumėjo mane, palaikė mane, investavo į mane, kad įstočiau ir pabaigčiau ekonomikos mokslus. Ir aš į juos įstojau ir man visa visata sakė, siuntė labai aiškius ženklus, kurių tuo metu nesupratau, kad tai nėra mano kelias. Tie ženklai buvo tokie, kaip kad įstojau į mokamą vietą. Ir taip mano šeima investavo į mane, kad tuos mokslus pabaigčiau. Taipogi kitas ženklas buvo, kad, tarkim, vidurinėje mokykloje, kur mokslas man sekėsi ir iš tiesų patiko praktiškai visi dalykai, visos disciplinos ir baigiau vidurinę mokyklą su kiaurais 10 A lygmeniu. Ne todėl, kad buvau juoda kalikė, o todėl, kad man iš tiesų buvo daug kas įdomu ir paprasta, ir lengva, ir natūraliai ėjo iš manęs, įskaitant matematiką. Tačiau įstojus į ekonomikos mokslus, visata, tuo metu galvojau, kad dėstytojas tyčiojasi iš manęs, nes kiekvieno matematikos egzamino vykusio jau universitete aš neišlaikydavau. Netgi išlaikydavau su minusiniu, mažesniu už 0 balų. Ir iš manęs visi šaipydavosi. Taigi pirmasis mano gyvenime į netinkamą kryptį padarytas posūkis iš tiesų man atnešė daug skausmo, nes per visus tuos studijų metus ekonomikos programoje aš nesijaučiau laiminga, man ten niekas nepatiko, keisti buvo žmonės, neturėjau aš tame kurse draugų. Tačiau, tie metai baigėsi, gavau diplomą, susiradau pirmą darbą. Ir tuomet šviežiai ištekėjusi išvykau su vyru į Jungtines Amerikos valstijas. Ir ten pradėjau savo naują gyvenimo etapą, nemokėdama anglų kalbos, neturėdama ten draugų, neturėdama pajamų, neturėdama darbo, neturėdama netgi statuso visuomenėje, nes gyvenau kaip studento žmona su tokia viza, kuri man tiesiog ten leido būti, bet neleido studijuoti, neleido dirbti. Ir aš priėmiau sprendimą įstoti studijuoti. Kad tai padaryčiau, man teko per 2 mėnesius išmokti anglų kalbą, pasiruošti tarptautiniams GRE, GMAT, man atrodo, dar vienas kažkoks egzaminas, kuriems aš ruošiausi su storu anglų kalbos žodynu ir daug knygų. Kiekvieną dieną intensyviai savo jėgomis, be papildomų mokytojų.
Ir po 2 mėnesių atvykusi į Jungtinės Amerikos valstijas išlaikiau visus reikalingus egzaminus, įstojau į universitetą ir vėl įstojau į ekonomikos specialybę. Taip norėjau pasirinkti kitą, tačiau kadangi mano bakalauro studijose praeitie studijuoti dalykai buvo susiję vien tik su ekonomika, aš tiesiog neturėjau reikalingų kreditų skaičiaus iš kitų disciplinų, kad galėčiau pasirinkti kitą universiteto specialybę. Taigi atsidūriau vėl ekonomikos pasaulyje, man nemylimoje ir nemėgamoje specialybėje, magistro programoje. Ir patekau vėl į mokamą vietą, pasiskolinau reikiamą sumą pinigų, 2 metus prastudijavau ir taip užsidirbau magistro diplomą Amerikos universitete. Ir man tie 2 metai, mano 2 nuostabūs jaunystės metai, aš juos praleidau nuostabiame pasaulio krašte, nuostabioje gamtos apsuptyje, su savo mylimu vyru. Ir pamačiau daug kultūrų, susipažinau su daug žmonių iš Japonijos, Kinijos, Tailando, Vietnamo, Indijos. Tai buvo mano terpė, kurioje gyvenau tos keletą studijų metų ir vis dėlto buvau iki pat šaknies savo širdies gelmių tokia nelaiminga. Aš ištisai verkdavau, mano visas kūnas buvo nuolatos nusėtas spuogais. Tiesiog mano visas kūnas, fizinis kūnas vėmė visą tai, ką aš dariau. Ir kai antrųjų magistro studijų metų pabaigoje studijos baigėsi, aš susiradau darbą. Manau, kad man be galo pasisekė, kadangi darbas, kurį dariau, man labai patiko. Aš jį padarydavau preciziškai, nuostabiai gerai ir visi stebėdavosi, kokia aš greita, tiksli, nedarau jokių klaidų. Tiesiog, kai baigėsi mano taip nemėgtos, tiesiog nekęstos studijos ir aš atsiradau darbe, veikloje, kuri man tiko, patiko, kurioje galėjau realizuoti save, aš tiesiog gyvenau savo aukso metus. Susitvarkė mano oda, susitvarkė mano sveikata, aš švytėjau, žydėjau, gyvenau. Susilaukiau pirmagimio. Ir tuomet tą šalį teko palikti ir išsikraustyti gyventi į kitą užsienio šalį. Tuo metu jau su pirmuoju kūdikiu ant rankų. Ir atvykus į tą kitą šalį, Švediją, aš ten vėlgi buvau savo vyro žmona, be darbo, be socialinės terpės, be pajamų, be draugų, nemokėdama kalbos.
Vėl viską teko kurti iš naujo, išmokti kalbą, susirasti darbą, susikurti socialinę terpę ir taip toliau ir panašiai. Ir visą tą pagrindą, pamatą naujoje šalyje, naujoje kultūroje, naujoje visuomenėje susikūrus po pakankamai trumpo laiko, vos keletą metų, mano pačios pasiūlymų, iniciatyva vyrui gavus darbą Lietuvoje, mes ir Švediją palikom ir grįžom atgal į Lietuvą po maždaug 8 metų gyvenimo užsienyje. Tad Lietuvoje jau buvo išsivažinėję, išsisklaidę mūsų turėti studijų metų draugai. Tai į Lietuvą grįžus nereikėjo mokytis naujos kalbos. Tačiau vėl teko susikurti naują socialinę terpę, susirasti darbą, įsitvirtinti, iš esmės pradėti gyvenimą iš pradžių. Galėčiau tęsti, bet manau, kad jeigu klausėte, išgirdote atsikartojančias gijas, atsikartojančius leitmotyvus mano pasakojime. Ir vienas iš jų yra tai, kad didelę savo gyvenimo dalį tiesiog buvau paskyrusi savo vyrui, iškeldama jo tikslus pasibaigti doktorantūros studijas Amerikoje, jo tikslus įsitvirtinti akademinėje visuomenėje Švedijoje. Tuo tarpu savo pačios talentus, dovanas, širdies troškimus daug metų iš eilės nustumdama į antrą arba net ir trečią planą, kadangi pirminiuose planuose visuomet buvo vyro mokslai, vyro darbas, karjera, vaikai, šeima, šeimos kūrimas, šeimos poreikiai. Bet aš pati daugelį metų buvau 3., 4., 5., 19. Ir tam tęsiantis daugeliui metų iš eilės, visą laiką manyje gyvavo pojūtis, kad gyvenu ne savo gyvenimą, kažko trūksta, nėra pilnatvės, nėra džiaugsmo, nors kiekvienoje visuomenėje, kurioje teko gyventi, aš labai sėkmingai įsitvirtindavau. Šiuo metu moku 5 užsienio kalbas, kurias išmokau pati. Prisitaikiau prie visuomenių, kiekvienoje jų susiradau darbą, sėkmingai dariau karjeros savo, kiek galėjau leisti, pirmenybę teikdama šeimai, vaikų poreikiam, vyro poreikiam. Bet taipogi sugebėdavau pati atnešti pusę šeimos pajamų ir būti sėkminga taipogi ir darbe. Bet visame tame neturėjau džiaugsmo, neturėjau laimės, išsipildymo. Kiti mane matė kaip sėkmingą, laimingą, pavyzdinę mamą, žmoną, marčią. Mane žmonės gyrė, manimi žavėjosi, kėlė mane ant pjedestalo. Bet tai, ką man apie mane sakė išorė, nebuvo mano viduje. Mano viduje buvo tuštuma, liūdesys, pojūtis, kad
aš taip ir pragyvensiu sau duotą laiką, nepažinus savęs ir nepatyrusi savęs. Am, Nueitas ilgas, gilus, etapais begaliniškai skausmingas kelias. Tačiau dabar, kai esu savyje ir į savo praeitį galiu žiūrėti ramiai, su dėkingumu, su begaliniu dėkingumu, nes būtent tas kelias, kurį praėjau, atvedė mane čia, kur esu dabar. Mane taip sustiprino, sukūrė mane tokią, kokia esu dabar, su visais mano suvokimais, patirtimis, dovanomis, su begaliniška empatija žmogaus gyvenimiškai patirčiai, su matymu ir priėmimu žmonių, kurie eina per jų gyvenimo situacijas, jų keliones ir su matymu tų žmonių kelionių iš jų sielos perspektyvos. Aš žinau, kad tai, ką aš praėjau, man buvo taip reikalinga patirti. Ir sustoju šioje akimirkoje visiškame dėkingume, atjautoje ir priėmime to, kas buvo. Pojūtis, kad gyvenu savo gyvenimą, į mane sugrįžo tuomet, kai priėmiau tas patirtis, pamačiau jas iš platesnės perspektyvos, ką jos man davė, kodėl man jos buvo reikalingos. Esu dėkinga už suvokimus, kad kolektyvinis programavimas, pagal kurį gyvenau tiek daug savo gyvenimo metų, atliko savo užduotį mano gyvenime. Tos studijos, kurias pasirinkau tam, kad jos mane išmaitintų ir kad aš nebadaučiau, kas neva būtų nutikę, jeigu būčiau studijavusi psichologiją, arba studijavimas užsienyje Amerikos universitete, dar vienas visuomenės kažkada buvęs, tikriausiai ir tebesantis idealas. Gyvenimas tam tikrame name, su tam tikru automobiliu, darbas tam tikro darbo, turėjimas tam tikro socialinio statuso, šeima, dar visa puokštė visuomenės standartų ir lūkesčių. Visus juos išpildžiau tobulai. Ir per visą šį kelią tęsiasi mano pačios savarankiškos psichologijos studijos. Nes iš perskaitytų knygų, praeitų seminarų, kursų, programų, mentorysčių, sukauptų žinių, patirties, įrankių, visos visumos,
Tik tai matau ir liudiju, kad psichologija, žmogaus pažinimas, humanizmas, sąmonės evoliucija buvo tai, kas mane lydėjo nuo pat mano mažų dienų iki pat dabar. Nepaisant to, ką studijavau, kokioje šalyje gyvenau, kokį darbą dirbu. Galėčiau parašyti 10 disertacijų, tačiau niekam jų nereikia. Visa tai buvo reikalinga man, kad ateičiau į tai, kur esu šiandieną, su mano suvokimais ir mano tuo sąmonės lygmeniu, kuriame esu dabar. Ir esu dėkinga savo drąsai pasidalinti tuo, ko pasidalinau dabar. Labai tikiuosi, kad išgirdai trupinį arba daugiau to, kas atliepia tau ir tavo kelioniai. Ir labai tikiuosi, kad leisi savo ateiti į save, išgirsti save, išlipti iš tų mechanizmų, į kuriuos buvai įsisukusi sąmoningai ir nesąmoningai. Ir nepaisant to, kad galbūt liksi viena, nesuprasta, sukritikuota, atstumta, pajuokta, nesuprasta. Bet už tai širdyje giliai būnanti ištikima, autentiška savimi. Nes tik iš čia prasideda tikrasis gyvenimas. Ilgus metus, kai sukausi tame nesąmoningumo rate, gyvendama ne savo norus, lūkesčius, tikslus, o iškeldama kitų poreikius į pirmesnę vietą, ilgai mano gyvenime sukdavosi Michael Nyman, galbūt kažkas iš jūsų taipogi matėte tą filmą pavadinimu The Piano. Taigi mano gyvenime dažnai sukdavosi tas Michael Nyman sukurtos nuostabios muzikos filmui leitmotyvas, kuris vadinasi Big My Secret. Tarytum gramatiškai netaisyklingas kūrinio pavadinimas, lyg ir turėtų būti My Big Secret, bet iš tiesų jis vadinasi Big My Secret. Ir aš jį grodavau pati prieš 20 metų, 15 metų, 10 metų, 7 metus, 5 metus, 3 metus. Ir ši melodija, Big My Secret, vis dar tebėra gyva mano pirštuose, sugrota netobulai, bet iš širdies. Ir ten nebūna ir jūsų istorijos paslaptimis,
nei didelėmis, nei mažomis. Svarbiausia jum pačioms, jum patiems. Pasižiūrėkite į save ir gyvenkite savo gyvenimą. Jeigu buvai iki pačios akimirkos ir išklausai, ačiū tau už tavo laiką, už susijungimą, pabuvimą ryšyje. Linkiu tau meilės, linkiu tau laimės, linkiu tau įlipti į savo gyvenimą ir gyventi savęs pilną išsipildymą.